Sveiki. Tai turime Smart Equipment Compact One serijos įrankių vežimėlį. Vežimėlio kodas 031056. Visai toks įdomus ir kompaktiškas įrankių vežimėlis su pagrindiniu įrankių komplektu, skirtas standartiniam darbui. Tai galim pasižiūrėti, ką mes čia turime. Tai turime viršutinį stalčių, užpildytą 3 dydžių terkšlėmis. Tai yra 1, 2, 3, 8 ir 1, 4. Automatiškai galvutės yra tiek 1, 2, tiek 1, 4, tiek 3, 8 yra galvutės sudėtos. Turime įpresuotus antgalius. Presuoti antgaliai vėlgi yra pagaminti iš S2 plieno, tai kaip matote yra kitos spalvos negu standartiniai. Tai jų tarnavimo laikas yra šiek tiek ilgesnis negu standartinių. Toks visai įdomus komplektukas, viską su juo galite padaryti, tiek yra ir standartizuoti bitukai, viskas ko reikia, pirmas stalčius. Tai dabar pasižiūrim, ką mes turim antram stalčius. Antras stalčius pakankamai standartinis, tai yra raktai nuo 6 mm iki 32 mm. Standartiniai kilpiniai raktai. Dar tiesą nepaminėjau, galvutės vėlgi yra iki 32 mm sudėtos. Taip, na ir trečias stalčiukas tai čia yra su replėmis. Replės yra tiek standartinės replės, tiek kandikės, tiek plonasienės, tiek fiksavimo žiedams, yra užspaudimo replės. Yra įdomu tai, kad yra išsukėjai sugadintiems, tarkim, smeigiams ar sugadintiems varžtams išsukti. Atsuktuvo komplektukas ir atsuktuvai irgi yra kalami sudėti. Ir paskutinė spintelė, tai čia yra tiesiog spintelė, susidėti kažkokius tai papildomus įrankius, ar tai elektros įrankius, visada kažką tai dirbtuvėse randame, kad ten galima būtų susandėlioti. Čia yra su magnetukais, stalčiai vėlgi atsidaro pilnai, tai viską čia pasiekėme ir stalčiai turi metalinį užrakinimo mechanizmą. Kas būna plastikiniai, čia yra metalinis, tai jisai tarnauja tikrai žymiai ilgiau. Nerūdijančio plieno stalviršiukas, tai lengva valyti, viskas to, ko reikia. Stabdžiai yra ant 2 ratukų sumontuoti, yra rakinami ir viskas yra super.